Visiems labai patiko tas siužetas, kai žaidėm žodžių žaidimą. Tai žinau, sakė fabrike vargoliai, kad patiko. Nu, bet jiems visi patinka tie epizodai, nes jeigu nepatiks, tai atleisiu, iš kartai bijo. Gal norite dar kartą pažaisti? Nu, davai, taisyklės tos pačios. Taip, aš sakysiu vardus, daiktus ir pavadinimus, o jūs iškart sakykite žodžius, kurie jums šausi galvą. Gerai, varyk. Pavasaris. Papai. Cirkas. Papai. Ąžuolas. Papai. Ne, jūs netaip suprato truputį. Žodžiai turi būti susiję su mano sakomais. Nu, tai sakai, kad aš iškart sakyčiau, kas man šaus pirmas į galvą. Nu, gerai, pabandom pavaryti iš naujo. Knygos. Pedagogės. Paveikslas. Aktas. Hameris. Galinė sėdynė. Žalia. Ant žolės. Panašu, kad pavasaris ir jūs veikia. Tai, kad tu pats provokuoji. Pavasaris, sako. Pavasarį išlenda musės, šūdai ir motociklai. Bjauriausias metų laikas man. Fui. Bet visos jūsų mintis apie moterį sukasi. Niekas man nesisuka. O gal tik apie vieną, gal įsimylėjot? Aš neįsimyliu, jau sakiau, aš niekada neįsimyliu. Aš esu užimtas žmogus, aš neturiu laiko kažkokiom ten tom meiliam, seiliam visom. Ašgi milijonierius. Tai koksgi jos vardas? Kieno vardas? Kokius čia vėjus šneki? Nu, vardas iš L raidės.